Taigi dar vienas astrologinis klausimas, ar Lietuva laimės prieš Suomiją? Pažiūrėkime, tai Lietuvai priklauso Mergelė, tai Mergelės valdovas Merkurijus, Suomijai žuvys, o jų valdovas Jupiteris. Tai pirma atrodo Saulė prie pat pirmojo būsto, tai kaip ir atrodo didelis pliusas Lietuvai. Ir Merkurijus pat netoli Saulės, kaip ir atrodo viskas neblogai Lietuvai, tačiau pažiūrėjus į Suomiją, Jupiterį aš matau daug daugiau pliusų. Visų pirma, Jupiteris daro recepciją su Mėnuliu, kas reiškia, kad mainosi tą pačią energiją tiek su Saulė, tai yra tiek su Mėnuliu, tiek su Fortūnos tašku. Ir be to dar tiek Merkurijus, tiek Saulė yra 12 būste, kur yra Jupiterio energijos. Tai čia labai daug, kad pergalę turėtų pasiimti Suomija, bet ar taip ir bus, pažiūrėsime šiandien.